Visą gyvenimą pašventusius roko muzikantus ir be šios muzikos negalinčius gyventi melomanus trečią kartą subūrė lietuviškos roko legendos. Kurie ne tik kad seni geri, bet jie ir dušiai rokeriai. Jie rokas dušiai, muzika dušiai, o ne šiaip, kad tik tai būtų finansinė nauda iš to. Būtent muzika yra dušiam. Yra galimybės visiems groti, instrumentai dabar geri. Ir nebrangus, galima groti ir labai stipriai, manau. Labai rimtas dalykas, tai yra kūryba iš dušės, iš tikrųjų tai yra labai sąžininga muzika. Ir ją reikia išgirsti. Prašau, dažniau lankykitės roko grupėse, roko koncertuose, iš tikrųjų jūs pamilsite ir pajausite kitokį jausmą, tikrai muzikos virpesį. Aš manau, kad pati svarbiausia kalba ir yra muzika. Svarbiausia, kad tu suprastum, ką tu darai ir kad visą grupę vienytų vienas tikslas. Kurie svajoja kurti roko grupę, pasakykit Lietuvoje, verta, neverta? Ne, mes nereikia, nes yra, užtenka jau normalių grupių. Ne, nereikia. Vienareikšmiškai verta, o bandyt ar nebandyt, tai kaip tu žinosi bandyt ar nebandyt, jei tu nepabandysi. Puikiai jaučiamės, pabaigoje esam palikti tam, kad mes nevartojam visiškai alkoholio ir mes išliksime iki galo, kaip sakant. Projekto sumanytojas Egidijus Zakarevičius pirmojo projekto metu dovanų gavęs Mindaugo Paleckio knygą Lietuvos rokas ir pradėjęs ją skaityti suprato, kad nuskriaudė daug puikių grupių, kurios nebuvo pakviestos į pirmosius koncertus. Ši klaida buvo greitai ištaisyta. Nebijot eksperimentuot ir nebijot būti kitokiem negu visi. Jaunimai, dirbt, grot, siekt aukštumų. Nepasiduoti, neužstrigti sklepuose, bet stengtis iš jų išsiveržti. Jaunimai groti. Ir aš manau, rokas gyvas. Koncerte kūrinius atliko lietuviškojo roko puoselėtojai. Visiems puikiai žinoma grupė Išjunk šviesą, grupė Night, estradinis ansamblis Kryžkelė, grupė Ramybės skveras, grupė Laikas ir grupė Hilda Blues Band.